Treneri, sveikinimai su pergale, taip pat jūsų komanda užsitikrino mažiausiai 3. vietą, tai kokios mintis sukasi po rungtynių? Džiugios mintis, labai smagu, kad tai padarėme namie. Nežinau, šią pergalę tikrai skiriame savo sirgaliams ir šios mažiausiai bronzos medalius taip pat. Jei gal man startavo 5 gynėjų linija, kaip galbūt pirmas kėlinys jums atrodė, kuomet varžovai žaidė galbūt su daugiau gynybinių žaidėjų? Ten nepasakyčiau, kad jie labai gynybinių tokių žaidė, jie pasistatė 5 gynėjus, bet jie atakavo kraštais. Mes matėme, jie paskutinėse rungtynėse panašiai žaidė, tai tikėjomės, kad taip gali būti. Tai šiek tiek ruošėmės, bet pradžioje mums nelabai tas pavyko, nes ten jie turėjo tokių gerų momentų ir įmušė įvartį ir turėjom šiokių tokių problemų, tačiau paskui pavyko šiek tiek susitvarkyti ir smagu, kad greitai pavyko išlyginti rezultatą ir pavyko persverti, pavadinkime, į rūbinę, tai sakau, labai džiaugiuosi, vaikinai padarė neįtikėtiną darbą iš tikrųjų. Pirmasis kėlinys buvo toks, kuomet viskas ir į vieną, ir į kitą pusę, ir varžovų progų turėjo, bet antrajame kėlinyje jau atrodė pakankamai užtikrintai kontroliavo rungtynes. Nežinau, gal taip iš šono atrodė, man, nežinau, nuo šono taip neatrodė, bet kaip būtų, Hegelman yra gera komanda, mūsų istorija su jais tokia paskutinių metų nelabai kokia, tai smagu, kad ją pavyko pakeisti. Livijų Antalis tęsė savo įspūdingą seriją, 8 rungtynės po eilių įmušant įvartį. Vėlgi didžiausia duoklė, ko gero, ir jam? Tai žinoma, mes jau buvom susitarę, kad jisai kiekvienuose mušė įvartį. Tai dar liko vienas, tai ko gero ir toms rungtynėms turit susitarimą? Tikiuosi, kad nežinau, pažiūrėsim, kaip tos rungtynės vyks, kadangi mes jau vis tiek užsitikrinome medalius, bet kaip būtų, kovosime iki galo ir pažiūrėsime, kaip čia bus toliau. Dar liko 1 rungtynės, dar turite galimybę pakilti į 2. vietą, bet jau vieta kitų metų Europoje garantuota, prizinė vieta taip pat garantuota. Buvot anksčiau minėjęs, kad dabar kiekvienos rungtynės jums yra kaip finalas. Tikiu, kad ir spaudimo ir įtampos buvo tikrai daug, ar gal dabar viduje kažkiek atslūgo viskas, kai jau žinot, kad bent jau ta 3. vieta yra pasiekta. Žinoma, sakau, labai smagu, nes čia mūsų tikslas buvo Europa. Turbūt pradžioje daugelis galbūt ir net nelabai tikėjo, kad taip gali būti. Bet nuo pat pradžių vaikinams sakiau, einam į aikštę, žaidžiam kiekvienas rungtynės kaip finalą ir turim siekti tik pergalės kiekvienose rungtynėse. Tai ir sieksime toliau. Tai jeigu turime šansą dar pakovoti, mes pakovosim. Nepaslaptis, kad jūsų komando aktualios rungtynės vyko ir Marijampolėje. Pats žinot, kaip vyksta ten reikalai, ar visiškai nežiūrėt? Ne, aš tik tai po finalinio švilpuko išgirdau, kad rezultatas 2-2, bet rungtynės dar nepasibaigusios, tai tiek.